Pastebėjai, kiek dabar kolageno rinkoje? Ir kodėl vienas kainuoja 20 eurų, o kitas kelis kartus daugiau? Viskas priklauso nuo kokybės. Ar jis įsisavinamas, ar hidrolizuotas, ar turi papildomų medžiagų, kaip vitaminas C, kuris būtinas kolageno gamybai. Aš rinkausi ne pigiausią, rinkausi tai, kas veikia. Naudoju jį ne dėl grožio, o dėl savo sąnarių. Sergant artrozę, tai ne mada, o būtinybė. Judėjimas, mažiau skausmo, pagerėjęs gyvenimo komfortas, kai jauti rezultatą, tu supranti, už ką moki. Jei ieškai ne pigiausio, o veikiančio sprendimo, parašyk, papasakosiu plačiau, ką naudoju aš. Pastebėjai, kiek dabar kolageno rinkoje? Ir kodėl vienas kainuoja 20 eurų, o kitas kelis kartus daugiau? Viskas priklauso nuo kokybės. Ar jis įsisavinamas, ar hidrolizuotas, ar turi papildomų medžiagų, kaip vitaminas C, kuris būtinas kolageno gamybai. Aš rinkausi ne pigiausią, rinkausi tai, kas veikia. Naudoju jį ne dėl grožio, o dėl savo sąnarių. Sergant artrozę, tai ne mada, o būtinybė. Judėjimas, mažiau skausmo, pagerėjęs gyvenimo komfortas, kai jauti rezultatą, tu supranti, už ką moki. Jei ieškai ne pigiausio, o veikiančio sprendimo, parašyk, papasakosiu plačiau, ką naudoju aš.